Lietuvos funkcinio sporto Lietuvos čempionato 2025 metų 6. testas Power. Visom divizijomis yra toks pat, išskyrus šį testą neatlieka rūkiai ir vaikai iki 13 metų ir 13-14 metų amžiaus grupės. Visos kitos divizijos atlieka šį testą, gali skirtis jūsų pakartojimų skaičius arba svoris, bet visas flow yra tas pats. Tai sportininkas startuoja nuo starto finišo linijos, išgirdus 3, 2, 1, sportininkas bėga prie segmento ir atlieka shuttle runus. 6 shuttle runai, prieš kiekvieną bėgimą reikia atlikti burpį. Burpis yra atliekamas priešais liniją, apsisukama veidu į bėgimo kryptį. Sportininkui nubėgus 6 kartus, tai jisai bėga prie ski ergo ir paskutinio burpio jau atlikti nebereikia. Nubėga prie ski ergo, atlieka tiek kalorijų, kiek yra nurodyta prie jo amžiaus grupės ir lyties. Pamatęs reikiamą kalorijų kiekį ant ekranėlio, rankinėlis gražiai padeda atgal į vietą ir atlieka vėl 6 burpį shuttle run. Vienas burpį shuttle run yra nubėgti 10 metrų, atlikti vėl burpį, parbėgti atgal, tai yra vienas pakartojimas. Prieš pirmą bėgimą reikia atlikti burpį ir nereikia burpį atlikti tik tais po pačio paskutinio 10 metrų bėgimo. Atlikus paskutinį 6 bėgimą, bėgama prie ski ergo, vėl yra atliekamas pakartojimų kiekis, kiek yra nurodyta prie amžiaus grupės ir lyties. Surinkus 12 elit kategorijai yra paimamas hantelis ir atliekamas 16 arba prie jūsų divizijos nurodytas kitas kiekis ir atliekami dumbbell snatchai. Iškeliama virš galvos, pilna fiksacija, ranka yra prie ausies, pilnas išsitiesimas ir hantelis yra keliamas vientisų judesių nuo grindų virš galvos. Svorio pakeitimas galimas virš ore arba galima keisti ant žemės kaskart. Kai užbaigė, sportininkas bėga į starto finišo liniją ir yra nuimamas jo laikas. Kas gali būti kitaip šitame teste, ko nereikėtų atlikti, tai burpiai, kai yra atliekami ir rankos liečia liniją, taip atlikti negalima, taip teisėjas jūs grąžins atgal, jeigu būsite išbėgę, jūs grąžins atgal. Taip, šitaip atsigulti negalima. Toliau sekantis judesys, tai yra ant slidžių. Tai ant slidžių negalima paleisti rankenėlių iš apačios ir už tokį nesportišką elgesį jums gali būti pridėtas laikas prie jūsų rezultato. Dumbbell snatchai, tai jeigu fiksacijos nėra, kėlimas yra iš šono, pilno išsitiesimo per kūną nėra. Taip, jeigu judesio metu laisva ranka liečia jūsų koją ar kūną, yra papildoma trama, šitoks pakartojimas taip pat bus neužskaitytas ir jeigu judesys yra suskaldytas ir atliekamas per 2 kartus, jeigu yra atkeliama ir tada iškeliama virš galvos, tai tokie pakartojimai yra neleistini. Ir po paskutinio pakartojimo labai svarbu, kad nebūtų numetamas svoris ant žemės. Už tokį pakartojimą taip pat bus pridedamas laikas už nesportinį ir nesaugų elgesį.